Taigi, maži ir dideli teatro mylėtojai, šiandien mes visi kartu pradėsim nuostabią kelionę. Artisiuvo teatro gelmės neatsiuvo paslapti ir magiškai pasaulį. Oho, atrodo, kad čia tikras vandenynas, taip gilu. Kas Jūs norite? Mes esame stebuklingosios žuvelės. Taip, mes galime išpildyti jūsų stebuklingiausius norus. Gerai, tai aš norėčiau daug ledų. Aš norėčiau labai daug kreivalyčių. Mes tikriausiai norime atidaryti vaikišką teatro pavasario šventę. Jūs noras mums įsakymas. Vaikiško teatro pavasaris atidarytas! Gerai, išpildysiu jums tą norą. Dabar plungės lopšelės darželės. Pasaka, spektaklis. Žiogas ir skruzdė, nauja pradžia! Groti ir šokti, kol saulė šviečia! Šokė, šokė, argi ne laikas būtų pasirūpinti maisto atsargomis žiemai. Greitai ateis lietingi orai. Vardytojai! Mano iškirmo! Ko jūs vėl norit? Kokios? Gerai. Išpurensiu žemės, pasėsiu sėklą, uždėsiu žemės ir palaistysiu. Takša, lakšta, lakšta, takša, Labai kaip jaučiatės? Labai gerai. Nes labai gražiai mes vaidinam. Ir salė pilna žiūrovų. YouTube
susitikom. Karaliau, aš noriu jums priminti. Taip, paprašysiu jūsų labai susikaupti, gerai, ir dirbsime po vieną žingsnelį į priekį. Taip, kad susikaupėm ir pasižiūrėkite. Dabar, ką aš pasakysiu, tą ir darysite. Gerai, ko nereikia, nelieskite ir galime. Žiūrėkite, tai darysim tokias lėles, kurios labai gerai juda ir labai puikiai vaidina, bet labai daug darbo. Todėl mes turim būti labai susikaupę, uždarę burnytės ir paklausim tik tada, kai jau reikės. Gerai, neplepėkim. Žiūrėkit, tai va pasidarysit kiekvienas po tokią lėlytę, panašią. Taip? Kiekvienas sukursit, kokią jūs norite. Nebūtina daryti, gali daryti panašiai į save. Bet gali, pavyzdžiui, mergaitė daryti kokį seneliuką, ar ne? Arba kokią bobutę, arba, nežinau, ufonautą, kaip jūs sugalvosite. Gerai, čia yra fantazija, jūsų jau fantazijos reikalas. Tai va, pirmiausia, kaip mes atskiriam žmogų, sakom, va, nežinau, Ieva, tai kuri ta mergaitė Ieva? Tai tai kokia? Mėlynom akim, ilgom geltonom ten kasom, ar ne? Arba koks nors Marius, tai va tas tamsiaplaukis su žaliom akim, ar ne? Tai mes dabar padarysim savo personažą, kuris išryškės jo bruožai. Turim padaryti pirmiausia ką? Prisiklijuokim gal akis, ar ne? Nusipieškim burnytę, prisiklijuokim akis, minutę. Pasiūskite ir pasidalykite. Taip, žinoma, čiupkite ir žiūrėkite. Dabar žiūrėkit, vaikai, darysite plaukus, ar ne? Tai irgi draugiškai siunčiam vieni kitiem. Žiūrėkit, čia yra visokių spalvelių. Neužmygę, rinkis. Mes turim dirbti, kaip čia pasakyti, nesvajodami, ar ne? Patricija, noriu pažiūrėti čia. Agi čia koks vasaras. Parašykit linkėjimą spektakliui ir visiems aktoriams. Sėkmės palinkėkit. Labas, Augustai. Labas, aš tavęs pasiilgau. Ir aš tavęs pasiilgau labai. Ačiū, kad nesiveržiai pas mane, kai atrodžiau taip baisiai. Tiesą sakant, ir dabar atrodai baisiai. Oi, ačiū, Augustai. Norėčiau pamatyti, kaip tu atrodytum, kai tau iš plaučių išpompuotų 1,5 litro kažkokio skysčio. Gerai, o tu atsimeni Džino fondą? Organizacija, kurios tikslas sergančiam vaikui išpildyti vieno jo norą. Jo, žinok, prisimenu, bet aš tą norą jau išnaudojau. Ir jinai ne tik svarbi, bet ir labai reikšminga, nes kiekvienais metais Tarptautinės teatro dienos proga mes atsisveikiname su savo absolventais ir išleidžiame juos į didžiasias pasaulio scenas. Šiandien išleidžiam 4 mūsų absolventus, 3 stovi man už nugaros ir man visada smagu prie jų stovėti, nes mes išleidžiam kitus vyrus, puikius sportininkus, išminčius, mąstytojus, kūrybingus jaunus žmones. Todėl šiandien svarbiausia yra tai, kad mes visi kartu norime pasidžiaugti ir padėkoti jam už buvimą čia, mūsų teatre, ir įteikti neformalaus švietimo baigimo pažymėjimus
oficialūs, tokie labai rimti, su programos kodu, kurį vykdo Plungės kultūros centras ir Teatras Aula, kuriame ugdoma yra 90 jaunų žmonių. Ir rezultatas čia yra prieš jūs. Pažymėjimas yra įteikiamas Jokūbui Laivui, baigusiam Plungės rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo programą, teatrinio ugdymo programa vaikų ir jaunimo teatre Saula. Ir puikiai įsisavinusiam vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio, improvizacijos, sceninių ritmų, teatro ir renginių režisūros ir meno projektų organizavimo dalykus. Davidui Bertašiui. Ir Adomui Laurinaičiui. Jie vaidina dar mūsų spektakliuose ir šiandien išleistuvės jau yra tik simbolinės. Norim pasveikinti teatro dieną ir visų antra norim jums padėkoti, pasakyti didelį ačiū šitą nepaprastą premjerą. Tikrai buvo labai smagu ir manau, kad mums reikėjo jau kažko naujo, mums reikėjo jau tokios temos, kad paliestų širdį. Tai ačiū jums labai, dėkoju jums iš visos širdies už šitą nepaprastą premjerą. Sveikinam vadovus. Buvo tikrai toks pajutimas, kai man buvo 21 metai, kai panašią sceną teko išgyventi. Tada, kai ačiū Jums, kad Jūs tą palėtėt, nes turbūt gyvenimas irgi yra spektaklis, gyvenimas taip pat yra scena ir ten mes esam tie aktoriai, kurie labai dažnai jame atliekam tą sceną be visiškai jokio pasiruošimo ir tai yra iš tikrųjų. Bet tai, ką Jūs šiandien parodėt, tai buvo gyva, tai buvo tikra, tai buvo jautru ir iš tikrųjų labai ačiū Jums. Įkalbinti, pakviesti, išgyventi, nesuvaidinti, bet išgyventi šitą skaudžiausią gyvenimo dramą. Tai galima tik padaryti su Plungės jaunimu, su Plungės žmonėmis, su jūsų čia susirinkusiais tėvais. Aš manau, kad Lietuva savo protu, savo talentais stovi ant Plungės.